Sveiki visi, šiandien darau video, kaip galima būtų užsidirbti papildomų pinigų, naudojantis Atapool programėlę. Tai galbūt kas žinote ją, galbūt kas nežino, tai tiesiog yra programėlė, kur galima pildant tam tikras apklausas užsidirbti papildomų pinigų. Nuo ko pradėkime, tai pati programėlė taip sudaryta, kad tiesiog už apklausas jums atliktas, ten jos trunka nuo 5 iki 10 minučių, duoti tam tikrą atlygį pinigų už tai, kad atlikot apklausą. Tai ten būna įvairios sumos, tai 46 centai, čia kaip pavyzdys, 30 centų, 20 centų, ir taip toliau. Tai žodžiu, įvairios pinigų sumos jau priklauso nuo pačios apklausos dydžio. Dabar taip, kaip įsigryninti pinigus? Tai įsigryninti pinigus labai gan paprasta, yra tiesiog pagrindiniai 3 pasirinkimai pinigus įsigryninti, yra Revolutas, PayPalas, Skrilas ir dar čia galima ir tos dovanų kuponus įsimti, kaip matome Spotify reikia 7 eurų, H&M'ui 5 eurų, Steam'ui netgi jau yra 10 eurų, anksčiau nebuvo. Dabar PayPal'ui reikia bent 3 eurų, tai čia tikrai centai galima sakyti. Tada Revolutui 2,50 eurų ir Skrilui 3 eurų. Tai žodžiu, įsiėmimas gan paprastas iš tiesų. Toliau, ką dar aptarsime, tai apie tai, kad yra referral programa, tai ją tikrai rekomenduoju naudotis, kadangi greičiau pasieksite tas pinigų sumas, nuo kurių galite įsimti pinigus. Tai kaip ir minėjau, nėra tas PayPalas, Revolutas, tai greičiau bus pasiekiamos tos sumos, pavyzdžiui, 2,50 € ant Revoluto, tai greičiau įsimsi. Tai reikia omenyje, kad už kiekvieną pakviestą žmogų ir nuo jo uždarbio, sakykime, žmogus atliks šitą apklausą, kurios vertė ten 20 centų, tai jums įkris 2 centai, 10% nuo uždarbio. Tai va. Visą programėlės kaip ir funkciją aptarėme, dabar pakalbėsime apie atsiliepimus, apie saugumą ir taip toliau. Kaip matome, ką mes iškart matome, kad pačios programėlės vertinimas tikrai nėra neblogas, gal sakyčiau net. Tai iš viso 4,2 žvaigždutės, iš viso apžvalgų labai daug, taip pat atsisiuntimų irgi daug. Tai žodžiu, įvertinimas tikrai neblogas, čia galima pamatyti pasiskirstimą visų šitų įvertinimų ir taip pat galim dabar pasiskaityti ir atsiliepimus. Tai atsiliepimai tai dažniausiai labiau orientuoti į tai, kad tiesiog pasinaudotų tuo koduku, apie kurį jums minėjau, ir tiesiog galėtų jie irgi užsidirbti iš to. Taip pat rašo Anaset, kad pools are broken, says that there is problems with internet connection. Tai čia irgi tokios problemos būna, pakliūna, bet vėlgi 2 žvaigždutės dėtų už tai nepasakyčiau, kad apsimoka, nes vėlgi, kai duoda užsidirbti už apklausas, tokias paprastas įvykdytas, tai čia, sakyčiau, nereikėtų jau, kaip pasakyti, šokti aukščiau bambos. Taip, irgi visokių tokių dalykų, techninių dalykų, kad išmeta per mažai apklausų, tai čia iš vis, sakyčiau, tai žodžiu, visokių yra komentarų. Dažniausias problemos, techninės problemos, kuriomis galimai susidursite, bei taip pat, kad yra apklausų galbūt trūkumas, bet vėlgi ne per dieną čia tos apklausos pasidaro, ne per dieną ten gaunasi tie 3 eurai, ar ten 2,50 €. Tai sakau, truputį reikės laiko, aš dabar tuos 50, jei neklystu, 56 centus jau sukaupiau per savaitę. Tai visai nemažai, sakyčiau. Ir taip pat dabar atsidarėme Trustpilotą, tai kas žinot, šį saitą tai net nereikia pristatinėti, tai tiesiog paprastas, kaip pasakyti, puslapis, kuriame galime rasti apie bet ką, apie bet kokią įmonę, sakykime, bet kokią svetainę, atsiliepimus oficialius.
Ir čia, kaip matome, irgi visokių komentarų yra, kad viskas gerai, kad išmoka pinigus ir taip toliau. Tai sakau, manau, tikrai nemažai kas naudojasi šią programėlę, tai galėtų irgi tą patį pasakyti, kad galima įsiimti tos pinigus, kaip ir minėjau, visokių tų komentarų būna, bet daugiausia, kas tikrai su techniniais nesklandumais nesusiduria, tai įsiims tuos pinigus. Tai va, šiandien buvo pirmasis mūsų vaizdo įrašas šiame kanale, laukit kitų, nes tikrai dar daugiau turim idėjų, kokių čia galima įkelt. Tai nepamirškit palaikinti video, prenumeruoti, kad nepamirštumėt peržiūrėti kito artimiausio vaizdo įrašo. Taip pat turime ir Facebooko grupę, kurioje irgi dalinamės uždarbiais, tai prisijunkite ir ten. Paliksiu nuorodą aprašyme Facebooko grupės. Tai va, lauksiu jūsų ten. Tai tiek būtų iš manęs šiandien, iki susitikimo.